Žinai, gali būti toks nors Saulius, kuris viską... Jo, užsidėk. Žodžiu, yra tokia Ugnė draugauja su Matu, bet tuo pačiu metu ir susitinkinėja su Tautvydu. Matas apie tai nieko nežino. Matas ir Tautvydas, okei. Ir Matas apie tai nieko nežino. Tai būk, žinai, Saulius toks slaptas, kuris viską žino. Toksai stukačius. Stukačiukas. Palauk. Matas ir Tautvydas. Jo. Tautvydas Ir Matas. Jos vardas yra Ugnė. Čia Mato numeris? Ne, čia Ugnės. Ugnės skambinė. O ką aš jis? Tu tada kalbėk, nes... Klausau. Labas, Ugnė. Labas. Turi laiko? Nu, turiu šiek tiek. Klausyk, tu manęs iš tiesų nepažįsti ir nežinau, ar tu žinai, aš toks Andrius esu. Ne, nežinau, kodėl skambini. Skambinu dėl to, kad tiesiog, žinai, Matas kaip ir mano draugelis yra, jis nieko nepasakoja apie mane. Koks tavo vardas? Andrius. Ne, nepasakoju. Va, tai žodžiu, Matas yra mano draugelis nuo vaikystės, nes kažkaip pažįstami, žinai, ir aš tavęs realiai nepažįstu, bet mačiau vienas iki Facebook. Tai kodėl tu man skambini? Dėl to, kad kažkaip ten mano vieni pažįstami, žinai, pradėjo kalbėti apie kažkokį tai Tautvydą. Tai va, tai aš kažkaip, žinai, norėjau tau paskambinti ir paklausti, kas čia dabar yra, žinai. Man atrodo, kad čia man nereikia plėstis labiau ir tu pati viską žinai, ne? Ar man pasakyti, kas yra Tautvydas? O ką tu žinai? Aš žinau tiek, kad tai, ką pasakyčiau Matui jam, tai manau, kad nelabai patiktų. O tau turi labai rūpėti tai? Nu, man Matas yra draugas. Bet tu nežinai, kaip iš tikrųjų viskas. Klausyk, man nesvarbu, ar tu su juo... Tiesiog, nu, jis yra mano geras draugas, supranti, ir jis tokios žinios, arba, nu ką žinau, tokią mergą turėdamas tikrai būtų nepatenkintas. Aš tiesiog, va, dabar skambinu tau, va, noriu, va, pašnekėti, ne, va, tu, aš dabar kalbam, ir tiesiog aš noriu paklausti, kodėl tu taip elgiesi. Tu net nežinai, kaip yra, ir aš nežinau, kas tu toks, todėl, nu, tu mažiau gal kiškis tiesiog. Ugnė, tu susitikinėjai su Matu ir Tautvydu vienu metu. Matas šiuo atveju yra mano draugelis. O tas Tautvydas... Tu to nežinai. Ką sakai? Tu to nežinai, tu turi įrodymų, ar taip? Taip, aš turiu įrodymą, jeigu aš norėčiau dabar, aš vat Matui, vat jeigu nori, galiu padėti ragelį ir Matui dabar skambinu ir pasakysiu visą tiesą. Ir ką tu pasakysi? Nu, dedu ragelį, gerai? Nieko nepasakysi. Tvarka, dedu ragelį ir skambinu dabar Matui. Skaičiuoju iki 5. 1, 2, Nieko nežinai. 3, 4, 5. Čiau. Tai ko nedidi? Busted, eik tu savo, sugavom šitą giją. Žaltį. O Mato neturime numerio, ne? Ne, neturim. Yra tokia austėja, kuri pranešė. Ai, blemba, žinai, ką reikėjo padaryti? Ką? Reikėjo pasakyti, tai ar tu patiem pasakai, ar man pasakyti, va tai va. Pabandom dar kartą. Davai. Tu pati pasakyk. Jeigu dar niekas nebus perspėjęs. Hebra, neperspėkit, bus labai juokinga. Nieko tu nesakyk. Ne, visgi. Ne, visgi nusprendžiau, kad tu turi pati pasakyti Matui. Ką aš turiu pasakyti? Kad apgaudinėjai. Tu gal tiesiog mažiau kiškėsi mūsų santykius. Mažiau kiškis. Dabar žiūrėk, jeigu aš turėčiau draugę, ji būtų tau draugė ir aš ją apgaudinėčiau. Tu nenorėtum jai pasakyti, kad tiesiog nebūk su to žmogum, nes jisai tiesiog šika tau ant galvos. Aš tavęs net nežinau. Nu, tu irgi visko nežinai, tai tiesiog. Gerai, dabar aš tai paklausiu. Ar Matas žino, kad tu bendrauji su Tautvydu? Nežinau. Ar Tautvydas žino, kad tu draugauji su Matu? O koks tas skirtumas? Nu, aš klausiu tiesiog. Jeigu tu nori su manim pyktis, tai gerai, aš sakau, tada antras padėjimo ragelis, tikrai aš skambinsiu Matui. Dabar aš dar noriu šiek tiek. Aš žinau, kad Matui yra labai skaudu ir jeigu sužinos, jam bus šakės. Aš gal jam ir nesakysiu, bet aš noriu, kad tu būtum su manim atvira. Kokia tiksliau tu man skambini? Matas yra mano draugas. Iš kur tu mano numerį gavai? Gavau iš Mato.
Ir tu, ko nori, kad aš ką daryčiau. Tiesiog tu man pasakyk, ką tu darai su Matu, kodėl tu būni su Tautvydu. Aš tau neprivalau nieko sakyti. Gerai, aš Matui pasakysiu. Čia neturi ką pasakyti. Aš turiu daug ką pasakyti. Labai daug ką turiu pasakyti. Arba tu pati jam pasakai, arba aš pasakysiu. Arba mes kalbamės dabar atvirai dviese, viens ant vieno. Niekas mūsų nesiklauso. Tiesiog tu man paaiškink, kodėl. Galbūt tu, nežinau, šiaip norėjai kažką ten. Žinai, kaip būna kartais, nueit nalievą. Bet aš tiesiog... Tu viską ištraukiai. Nu, ašgi žinau, Ugne. Ką tu apsimetinėjai? Nu, iš kur, nu? Iš kur? Labai didelis pasaulis, ar ne ta Lietuva? Visi vieni kitus pažįsta. Ir ką tu žinai? Nu, tai pasakyk, ką žinai. Kad tu draugaudama su Matu susitikinėjai su to prakeiktu Tautvydu, kuris yra Daukanto gimnazijos gimnazistas, jam bus greit 18, ar 18, dabar yra 12, žodžiu. Aš viską žinau. Aš viską, Ugne, apie tave žinau. Ir jeigu tu manęs dabar neišklausysi ir nepapasakosiu, kodėl taip yra, tada aš skambinsiu Matui. Bet aš neprivalau tau viską pasakoti. Neprivalai, bet aš tavęs klausiu, kaip draugas. Kol kas. Nu, tu mane draugas. Matas yra mano draugas. Nu, tai Matas, ne aš. Tu esi Mato mergina. Taip? Taip. Kiek jūs kartu esate jau? Turėtum žinoti. Aš žinau, aš klausiu, kiek jūs kartu esate. Aš tiesiog noriu šiek tiek pažaisti tavo jausmais. Ir užlipti ant tos sąžinės, kurios tu visiškai neturi. 1,5 metų. Gerai, tu esi su Matu 1,5 metų, ar ne? Taip. Kiek kartų tai jau išdavė ir kiek kartų esi susitikinėjęs su Tautvydu? Jeigu vieną kartą, aš viską suprantu. Būna, nueini ten ar kažką. Bet jeigu tu draugaudamas su Matu ir būni, nežinau dėl kokios priežasties, su Tautvydu praleidinėjai ten laiką, tai what the fuck? O tai gal aš jį praleidinėjau laiką, tiesiog kaip su draugu? Taip nebūna. Būna. Ugne, Taip. tau skambina radistai iš ZIP-FM. Tu kalbi visai Lietuvai. Turėk. Dabar žinai, rankytės, kojytės. Tak. Žodžiu, jeigu kas pažįstate Ugnę, atpažinote Ugnę, čia kalbame mes su Mato draugais arba su Tautvydo, būkite malonus ir papasakokite apie šį skambutį. Arba rasit YouTube'ai.